Labas rytas. Ir vėl pirmadienis, ir vėl pradedam darbus. Pailsėję, atsigavę, net gal, sakyčiau, persilsėję. Nesimatėm beveik porą savaitėlių. Nuo pat antros dienos, kai išvažiavau į reisą, kai atplaukiau į Švediją. Praėjo 2 savaitės, nes jau 3 savaitė eina, kaip aš darbuojas, važinėju. Per tas 2 savaitės, kuo aš veikiau? Dirbau, aišku, dirbau. Važinėjau. Turbūt daugiau matėt Instagram'e, kas man seka, daugiau matėt, ką aš veikiau, kur važiavau. Tai va, žodžiu, buvau šiauriai, šalta tenais, minusas dar naktim, diena aišku pliusas, sniega daug, verčia, drebi, bent jau drebi, anksčiau, kai aš buvau. O šiaip, da tenais pavasaris sunkiai, ateinu da žiemą, rodo savo kaprizus. Nelabai noriu įsileisti pavasarę. Lietuvoj girdėjau vapšė, tipas iš šilumos padavė 26-25, vapšė lafa jum ten. Pas mani 11 tik tais buvo, na aišku, penktadienį buvo šilta, Osle. Aš kaip tik su žuvim iš šiaurės važiavau, 4 vakare išvažiavau. Oi. Dar rytas dar neatsibudęs. 4 išvažiavau, 5 vakare Gardemoj neišsikroviau, vėl ten pat. Iš ten pat vežiau, tuo pačiu keliu, kur pamečiau tinginę ratus. Turbūt matėt. Instagramai biskį pafilmau tą vietą, kur tinginė ratų išsilakstė man. O šiandien ką? Šiandien važiuojam krautis į Fredrikštadą pagal įmonę. Supratau, kad ten kažkas bus trinkelės, akmenys, kažkas tai tokio. Pasikraunu Fredrikštade, varau į Stokholmą. Pakeliui dar užsuksiu į Askersundą, paimsiu dar 3 palėtės, nes į Norvegiją, nes reikia šiandien paimties. Ir žodžiu, nuvažiuosiu į Stokholmą, išsikrausiu, tada Stokholme pasikraunu per 2 vietas, laivėliai bus kažkas tai tokio ir keliausiu atgal į Norvegiją. Į Oslą. Ir manau, iš Oslo vėl dumsiu atgal į šiaurę. Tai sekantį kartą biškį parodys. Koks orelis, na ir dabar, žodžiu, turiu biškį pafilmavęs, kaip ten viskas atrodo. Tai dar buvo naujienų tokių, buvom susitikę su dar vienu youtuberiu, jūs turbūt jį žinot, Nedėjuok, kur žmogelis po Norvegiją važinėja, dirba pas Norvegą. Biškį buvom susitikę, pašnekėjom, paplirpėm, įspūdžiais pasidalinom, nes kartu važiavom į tą pačią vietą išsikraut žuvį. Tai va, žodžiu. Jūs biškį pažiūrėkit, aš jums parodysiu, kaip tenai šiauriai buvo, kaip sekės susitikti. Tai va, o aš važiuoju toliau į pakravimą. Liko 33 kilometrai. Dabar yra lietuviškų laikų be 10:08 rytą. Norvegiškų, aišku, be 10:07. Apie 7 valandą ryto. Oi, atsiprašau žiovulį, bet žiauriai žiovauju. Žodžiu, 7 valandą ryto reikia būti pakravime. Tai va, žodžiu,
važiuojam. Pasitaika šiam pasauly, kaip sako, žemė labai apvali. Du youtuberiai sustika kavos išgert, pasišnekėti, aptart biznio reikalus, aptart kaip sekas video, filmuot viską, kaip heiteriai mus myli, kaip nemyli mūsų, kaip paprasti žmonės, kaip paprastiems žmonėms patink žiūrėti, ar nepatink mūsų video žiūrėti. Tai va, žodžiu, nenoriu pasisveikinti su mano sekėjais. Gerą dieną, vadybininkai. Tai va, žodžiu, va taip va. Nu, kaip ir po biškį atvažiuoju į pakrovimo vietą. Pasižiūrėsim, kuri čia mano įmonė ir ką reikės krautis. Nu, labai įdomu. Čia kažkada labai senai esu buvęs šitam Fredrikštade, šitoj pramzonoj. Ir metalą, ir betoną čia kraudavau. Ir va, tipo, čia po dešinę pusę yra mano įmonė. Nu jo. Neblogai gan sakyčiau. Neblogai. A tai kur tie du? Ai, tenais gal. Na, važiuojam. Žodžiu, einam į ofisą, pasiteirausim, kur čia, kas čia, kaip čia, kur čia turi krauti. Aš dar kažku. Nuėjau į ofisą, nu, pasakė. Važiuok čia, apsisuk ir iš kitos pusės reikia privažiuoti. Aha. A kur aš čia apsisuksiu? Tai nelabai vietos yra, kur. Čia gal išėjai šitoj teritorijai. Aš labai tikiuosi, kad čia šitoj teritorijai išeis apsisukti. Nes jeigu ne, tai tada aš nežinau kur. Čia. Nu jo. Po svetimas teritorijas važinėjom. O kurmi. Nu, leisk apsisukti. Bet čia tie patys betoniniai tokie pat, kur aš turiu krautis. Įsijungiam lempats, kad gražiau atrodė čiaugė. Kai žiūrės, kai aš važiuosiu, kad gražiai šviestų kaip kalėdinė eglutė. Hop. 3 times turn to the left. Trys kartus tipą sako sukti į kairę, tai vienas čia į kairę. Tada sako pavažiuosi, pamatysi pastatą. Prie pastato vėl suki kairę, nu tai va čia va bus vėl į kairę, tai jau čia gaunas antras kartas į kairę. Sukamės ir sako kelio pabaigoj, vėl sako į kairę. Na, įdomiai. Kelio pabaigoj vėl į kairę. Pasižiūrėsim,
Beersten, va čia buvo į kairę, tu velnias. Apsisuksim va čia. Ne kelio pabaigoj, o už pastato buvo į kairę. Na. Važiuokit, važiuokit, važiuokit. Akmenis išdaužysiu, išvis bus geriausia. Na, a tu ko čia su tais bėgiais grybų pjauni? Mėta bėgis, bet jau taip. Opa. Nu. Beersten as, va čia va. Na. Ir žiūrėsime, kurioj čia vietoj mumis kraus. O, va, iš kartas jau stovi. Na, žiūrim, kur pasakės. Behind that car. All right. Okay. Gale tos mašinas, sako, sustok. Tai visą teritoriją reikės apvažiuoti aplinkui. Oi. Visą teritoriją apvažiuojam ir krausą va tokiom va plytam. Borteliais visokiais, 20 tonų tipo. Bet tai kad čia... Man taip šviečiais, kad čia bus daugiau negu 20 tonų. Na, bus matyt, kaip pasikrausim. Čia... Tai vietos nelabai kiek. Įsileidžiam iš karto tinginį ir eisim krautis ir paskui reikės diržus susidėti. Bėgam krautis. Nu ko, pradėsime krovos darbus. 23 tonas pakraus, tai reikia dėliotis diržus, viską susidėti. Čia galima kampukų nedėti. Aha. Čia bus šitaip, žodžiu. Nežinau, jau matas, nesimata kas nors. It will be two, maybe. Šitaip. Jep, o šitaip atrodys. O šitaip va. Dirbam. Tik nelabai supratusi, 2 dės ar 1 dės? Ai, 2. Na jau. Betoną. Čia neblogai, bet reikia kampuksą susidėti, nes gali
Turiu pradėti pjaustyti. Taip, ką mes kampuk turim. Turim. Viens, du, trys, keturi, penki. Jo, reikalų yra. Tik spėk dėlioti. Ja. Ja, dabar tik greit susidėti kampuksą reiktų. Up. This one. Aha. Can we take that all the back when we finish with the big bags? Or? Yes. Okay. Vėl šniūrą pratvėriau jau. Eik tu peka. Jo, pratvėriau jau šniūrą. Normaliai.
Oi. And 3 more of this left, yes? 3 more, yes. You can put one. Yes, I can do that, yes. Yes, it's because it's left more space. Yeah, no problem. It's one. Little one. Ah, And a little one. yes, little because for till here I need to leave the space here on the back, and here I have free space. So with 1, 2, 3, 4. It's One. almost three buttons there. I think you can put one. Because I think it will be more in the front. I will check how much tons showing me. Yep, you can put one till the end. Nu ką, susidėjau diržus, susidėjau kampuks, o dabar pradėsim užseginėti visus diržus. Tik tais bajeris tame, kad kažkas iš manęs visą dėžutę va šitų va kilpų pasiėmė garaže. Ir man nepasakė. Ir man dabar neužtenka kilpų. Nu žodžiu, sėkmingai čia varysiu. Reikės knystis dar dėžėse ieškot, gal kažkur bus užkritusi. Nes kitaip tai čia nieko gera. O jos pasiėmė va šitai, op. Užfiksuoji. Suradėjai visas. Užfiksuoji. Tada sėgi diržą. Įtempi diržą. Pirma diržai kažkokie. Ir riši. Dedi čionainas. Ir tada įtempiniai. Įtempiniai diržoks. Nes čia vidai akmenys. Bet biškį atleisti. Dar bus iš ko tempti. Hop. Gerai, vienas diržiuks uždėtas. Ir taip reikės visus sudėlioti. Eina sekantis tada. Vėl dedam šitą. Užkalam. Išvyniojam diržą. Tada segam diržą už čia.
Ir vėl taip pat. Kad šaldytuvus čia pas mane yra, nereiškia, kad aš dirbu baltom kojinėm. Su šaldytuvu vežu tik tais temperatūrą. Ta žuvį. Temperatūrinis režims. Toliau dirbu kaip su tentu. Viską krauna. Ta pati, kad tins veža, tai ir aš vežu. Op. Ir op. Все. Net skamba diržai. Skamba dirželiai. Ant tiek įsitempia. Nu ir einam tada prie sekančią. Gal taip pat. Biškai. Šiukšlių yra. Yra tokie va begėliai. Nežinau, jų matas, nesimato. Begėliai, į kuriuos įsistato tie kabliukai. Ir visa. Užsegi. Šitaip. Vėl tada ištiesi diržą. Dedi diržą čia naimas. Įtempi ir hop, vėl sėgi. Biški sunkuoka yra jos diržus taip įtempti. Da tik 3 diržus sudėjom, liko 1, 2, 3, 4, 5, 6 diržai liko. A sakčių turi 3, tada iš kažkur 3 sakti reikės išrauti. Nežinau iš kur, bet iš kažkur reikės. Oi. Taks. Surūdyji vis per žiemą nenaudoti buvo. Kažkoks fabrikšis smirda. Nu biški pasportuosime. Šilta daras. Saulutė šviest pradeda. Hop. Ir vėl. Hop. Geriau kur į apačius. Rankiukas žymiai patogiau. A ne į virš. Nu, čia susidėjom. Galim pradėti užsidarinėti dureles. Sakti iš čia. Oi. Užsidarinėsim tas galinis duris. Ai! Что присижнебил? Ай-яй-яй-яй-яй. Оп. 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 Hop. Šitas uždarytas. Dabar galim atsidaryti priekį. Visų durų atidaryti negaliu, nes yra problema, kad gali stogas įgrįsti. Pas kai kurios siekiai ir syrava šitoj va vietoj, kai atsidaro duris, dar papildomai stoikė stovi. Pas mane nėra. Tai aš negaliu pilnai atidaryti visų durų. Atsidarai vienas duris, tarkim priekį, nuo priekio
iki vidurio, pasikrauni priekį, tada atsidarai galą. Kaip dabar dariau. Tada nėra problema, neįkrenta lubas. Nu ką, čia 1, 2, 3, 4 diržai. 4. Ai. 1, 2, 3, 4, 5. Čia 1. Čia 1. Kampukų nebereikia. Kampukai sudėti. Gerai. Reik mums sakčių daugiau. Čia šitas gaidiškas. Čia yra galą prisekti. Va dar. Buvo. Tai labai gerai. Kaip tik va 3. 1, 2, 3. Labai gerai. Labai gerai. Diržų nebereikia. Tik sakčių man dar reikia. Kampukų ir nebereikia. Diržus galim susidėti. Nu ką, diržai sudėti, įtempti. Čia yra kažkur iki šitos vietos, iki pusę mašinos pakrauta 12 tonų. Ir tenais 10 tonų. Normaliai. Tai va, žodžiu, taip atrodo mano krovinys. Taip atrodo aš. Užsidarau duris. Užsidarau duris, pasiemu dokumentus ir varam link Stokholmą. Dar lauks vienas pakravimus. Askersunde. Ten 3 paletic pasimsiu ir šluosiu į Stokholmą. Tai va, žodžiu. Užsidaram duris, pasiimam popierius ir lekiam toliau. Nu ku, atvažiavau į muitinę. Susitvarkiau muitinę. Labai maloni materytė buvo. Sutvarkė popierius. 4 minutės užtruko. Tai va dabar reikia nusipirkti Švedijos kelius, nes esu ant sienos Švedija, Norvegija, švedų pusėje, Orija, senai bebuvis čia, senokai. Tai žodžiu nusipirku kelius ir varau tolin. Pakrautas 23,5 tonas ir bendras svoris yra 49 tonas mašina. Mašina su kroviniu sveria. O jie norėjo mane krauti apie 30 tonų. Tai būtų buvę 55 tonas bendras svoris. Jau tona belika ant priekinės ašies 500 kg ir ant vedamas ašies 500 kg. Būtų palėtę vieną daugiau pakrovį, būtų buvęs viršsvoris. Tai žodžiu, smagu važiuoti yra su tokiu kroviniu, labai sunkus krovinys. Tai va, žodžiu, nusiperku kelius ir šutinu toliau. Kažkokia kontrolė. A kas per kontrolę, neaišku. Kas šitaras. Ojoj, ojojoj. Ojojojojoj, ojojojojoj.
Susiaubė. O Jėzau. Ir kiekvieną tikrina. O man pasisekė. Manis nieks nelietė. Ilgai reikėjo stovėti. Kamštis didelis buvo, tik kontrolė kažkokia, kažkuo ten papirizmas nusėti, darbo režimą žiūri viską. Dabar nuo pirmadienio prasidėjo visas šitas kontrolės, viskas sustiprinta, žodžiu, nu, čia bus įdomu, kas mūsų laukia toliau. Tai va, žodžiu, važiuojam. Nu kuo atvažiavau į įmonę, parduotuvę. Mano įmonė, parduotuvė čia. Reikės išsikrauti rytoj. Stovėti nėra kur. Niekur tarp gyvenamų namų. Stovim. Dabar žmonės į mane žiūri. Įdomu, ką galvoja. Ai, čia nebėra. Mano mašinėlė neblogai atrodo. Šitaip stovim. Tai va, žodžiu, lauksim rytdienos. 7 valandų ryto. Ir varysim išsikrauti. Dar čiūdų biškį buvo nutikę. Galvojau, vėl su ratais problemas yra. Bet pasirodo viskas gerai. Pradėjo kratytis visą mašiną. Vėl toks vaizdas, kad pamėsto ir pakrauts betoną. Nu, matėt, kuo mes pakrauts. Tai va, žodžiu. Šitaip stoviu, o šitaip nelabai yra kur sustoti. Čia atvažiuos tos įmonės darbuotojai parkuosis, kur man pačiam reikės parkuotis, neįsivaizduoju. Ir turėtų nuo 7 ryto atsidaryta įmonė. Tai va, žodžiu, viskas, darbai baigti, mašina apžiūrėta. Tikiuosi ryte baudos nerasti. Ir 7 ryto bandysiu išsikraudinėti. Tai ko, žodžiu, reikės eiti gulti, miegot ir žiūrėti, kas bus rytoj ryte, kas manęs laukia. Išsikraunu čia, tas plytgalis, tada važiuoju į uostą, kraunuos laivą, nu ne laivą, bet ir ne valtį. Ten neaišku, gal katerį, kažkokį ten nesąmonę. Pasikraunu te, tada dar lėkiu dar vieną vietą, kažkur Stokholme pasikraunu ir drožiu į Oslą. Trečiadienį Osle išsikrauti. Ketvirtadienį, trečiadienį, šiandien pirmadienis. Antradienis, trečiadienį išsikraus toj pačioj. Pasikravimai 2, bet išsikravimas 1, tik tais bus toj pačioj įmonė išsikraus 2 pakravimus. Tai va, žodžiu, dėkingas, kad žiūrėjot. Kart keliavat nuo Fredrikštado iki Stokholmo. Kelionės nelabai matėt. Užtat aš mačiau. Šilta buvo biški. Tai va, žodžiu, jeigu patiko, paspauskit laiką, nepamirškit prenumeruoti. O jeigu dar įdomu, sakau, galit pasiekti Instagramai. Kažkur ten, čia, kažkur, tais, nežinau, čia.
priseksiu. Tenais pamatysit. Jeigu video nėra, tai tenais storiukų prikeliu, kai man sekasi važiuoti. Tai va žodžiu. Ačiū, kad žiūrėt ir iki sekančią kartą. Čiau, paka.